Labas rytukas, šiandieną toks sunkus man rytas, žinokit, aš taip miego noriu, nuvežiau jau mažylį į darželį ir dar aš neprasibudinu, tokia mieguista, ryte ir kavos gėriau atsikėlusi ir nepadėjo net kava, nežinau kaip čia prasibudinti. Nors miegojau tai 7,5 valandos, tai turėtų užtekti to miego, bet tokia jaučiuosi šiek tiek pavargusi, miego noriu. Ir šiandieną net nenoriu kiaušinių valgyti. Kažkoks keistas rytas šiandien man. Tai galvoju, norėčiau kokių sumuštinukų, bet nieko neturiu pasidaryti tiem sumuštinukam. Tai galvojau ir sugalvojau, kad pasidarysiu, pasiskrudinsiu duoną, užsitepsiu riešutų sviesto ir bananų užsidėsiu. Ir bus tokie mano pusryčiai. Bet bus labai mažai baltymų iš tikrųjų. Bet nieko, tada prieš sportą, prieš važiuojant į džimą dar išgersiu baltymų kokteilį. Tai va, einu pusrytukus gamintis ir dar išgersiu 2 espreso, kad prasibudinčiau, nes dar miegu. Tai pusrytukams pasiskrudinsiu šitos duonos, čia su sėklomis, numeris. Ir tada užtepsiu riešutų sviesto šito krančiai, bet nedaug, šiek tiek, nes riešutų sviestas labai kaloringas ir turi riebalų. Ir tokį vargšiuką bananą užsidėsiu ant viršaus. Šiaip jisai toksai jau pavargęs, bet viduj tai jisai geras ir bus dar saldesnis. Tai man šitas pusryčių variantas ir numalšins saldumo potraukį, nes jau vakar norėjau labai saldžiai. Tai va, kaip tik šiandieną pusrytukam suvalgysiu ir nebenorėsiu nieko saldžiai. Mano pusrytukai, tai šiandien pusrytukams daugiau angliavandenių, kad pakeltų šiek tiek mano tą energijos lygį. Ir čia tik tai 15 gramų baltymų, tai nėra labai daug. Tai visada stengiuosi, kad mano pusryčiai būtų bent 40 gramų baltymų. Bet sakau, dabar suvalgysiu šitos, o vėliau prieš sportą išgersiu baltymų kokteilį, kad surinkčiau daugiau baltymų. Neužilgo jau lėksiu į džimą, tai pasidariau baltymų kokteiliuką. Tai aš naudoju šitos augalinius baltymus, šitie visai skanūs baltymai, nes dauguma tų augalinių baltymų jie neskanūs, pavyzdžiui, man šitie neblogi. Bet retai aš dabar geriu, aš surenku su maistu tuos baltymus, bet šiandieną, kadangi tie pusryčiai mano buvo su labai mažai baltymų, tai išgersiu baltymų kokteiliuką, kad būtų daugiau baltymų. Ir pasidarysiu savo gėrimuką ir džime sportuodama gurkšnosiu, tai kretiną dėsiu, elektrolitus ir lėksiu į džimuką. Grįžom jau po sporto mes, kartu važiavom su vyru šiandieną. Tai dabar laikas jau pietauti. Tai šiandieną vėlgi steikai bus. Tai su vyru nusprendėm, kad oras neblogas, tai grilinsim ant laužo steikų šiandieną. Tai vyras jau užkūrė laužiuką. Ir bus skaniau. Grilinta mėsytė vis tiek skanesnė.
Tai kol vyras čia keps, aš važiuosiu mažylio parsivežti. Ir prie steiko bus tokiam greitam variantui, turiu tokių ryžių, čia tik tai mikrobangę reikia pasišildyti ir viskas. Tai čia yra pilno grūdo ryžiai, laukiniai ryžiai, raudonieji ryžiai, čia su prieskoniais, su žolelėm. Čia matosi šiek tiek, tai mikrobangiai tik tai pasišildysiu. Ir pasidarysiu salotų ir bus tokie pietus. Tai va, vyras keps, o aš važiuosiu dabar pasimti mažylio iš darželio. Tai kartais aš net nespėju papietauti, tai būna mano pietūs tik tai po darželio. Tai va, važiuoju. Laikas jau vakarieniai, tai vakarieniai dar turiu lašišos užmarinuotos, tai čia ant viršaus garstyčių užtepiau, paprikos miltelių užbėriau, druskytės, pipiriukų ir česnako granulių. Tai išsikepsiu karšto oro gruzdintuvėje. Ir turiu dar salotų likusių nuo pietų, tai subaigsiu vakarieniai. Ir bus tokia vakarieniukė, bus greita, baltyminė, skani. Aš lašišą kepu ant 200 ir 18 minučių. Ir man tai užtenka, iškepa jinai pilnai. Būna sultinga, skani, neišsausėjusi. Tai laikas jau pasidalinti, kaip šiandieną man čia sekėsi su to kalorijų deficitu. Tai šiandieną iš tikrųjų nieko čia daug neprifilmavau, nes neturėjau laiko, buvau labai užimta. Tai tik tai tokiu pagrindu pasidalinau tą savo mitybą, ką valgiau visą dieną ir tiek. Ir dabar aptarsime, kaip šiandieną man sekėsi su to kalorijų deficitu, ar viršinau ar ne. Tai aišku, kad neviršinau. Surinkau 1768 kalorijas, angliavandenių 124 gramus, riebalų 74 gramus ir baltymų 145 gramus. Tai labai gerai praėjo dienelė, pasportuota, vandenuko pakankamai išgerta, mityba tvarkinga, be nuklydimų, kalorijų deficitas neviršytas. Super, viskas gerai. Tai iš tikrųjų labai gerai man čia sekasi išlaikyti tą kalorijų deficitą, tvarkingą mitybą. Tai tikiuosi ir toliau tai bus. Tai va, tai taip trumpai pasidalinau, kaip man čia šiandieną sekėsi. Bet šiandieną jau žinokit, nuovargėlis jaučiasi. Nes iš ryto tokio jau atsikėliau neišsimiegojusi, nors atrodo miegojau virš 7 valandų, bet kažkaip toks miego trūkumas jautėsi. Tai po to po sporto tai atsirado tos energijos, jėgų, bet jau dabar į vakarą jau viskas, jau vėl aš tokią jaučiu jau nuovargį, pavargimą, galbūt net ir atrodo pavargusi jau. Tai dabar yra 8 po 8, mano mažyliukas jau užmigo nesenai. Tai eisiu ir aš anksčiau miegoti šiandieną, naudosiuosi progą, kad galiu pamiegoti, kad nueiti galiu anksti miegoti, keltis tai reikės irgi anksti. Tuo pačiu laiku, tai reikia eiti anksčiau miegoti, kad pamiegočiau, pailsėčiau, kad rytoj būčiau energinga. Nors šiaip tai dar, pavyzdžiui, dar eičiau kokį video montuoti jums įkelti vlogą, bet jau šiandieną nebeįkelsiu, rytoj jau sumontuosiu tą vlogą ir įkelsiu. Tai kartais tikrai neįkeliu ten tos pačios dienos vlogo tą pačią dieną, tą vakarą, nes tiesiog nespėju arba einu anksčiau miegoti. Ir tada įkeliu tik tai kitą dieną, tai pavėluotai, bet vis tiek, manau, kad nesvarbu, kada ten įkelta, vis tiek bus ten iš eilės tos visos dienos. Tas mano svorio metimas.
Tai va, jau jaučiu, kad jau nusišneku, jau užbaigsiu šitą vlogą ir atsisveikinsiu iki rytojaus. Dar noriu padėkoti, kad žiūrite mano vlogus, pakomentuojate, dabar žiūriu, prisijungia daugiau žiūrinčiųjų. Aišku, galbūt ir yra, kurie žiūrite, bet neprenumeruojate mano kanalo, tai būtų smagu, jeigu užsiprenumeruotumėte, jeigu patinka mano vlogai ir stebėti mano svorio metimo kelionę. Tai man iš tikrųjų padėtumėte augti. Ir mane labiau motyvuojate, kai parašote komentarą ar uždėkite kokią širdutę, tai iš tikrųjų tada ir mane motyvuojate, kad jums čia filmuočiau tuos vlogus. Tai jau žinokit, atsisveikinsiu su jumis, nes jau mano jėgos jau nusilpo, jau išsikrovė mano batareika. Eisiu jau miegoti, tai sakau labanaktukas, iki rytojaus.